šviesa, užtekėjo Kristaus aušra, ją regės kiekvienas žmogus, ji gyvens kiekvieno širdį. Žemė Dievo šlovę matys, didingumą viešpaties. Bailio širdis nurimkit, štai jūsų viešpaties šlovė. Tamsoje suspindėjo šviesa, užtekėjo Kristaus aušra, ją regės kiekvienas žmogus, ji gyvens kiekvieno širdį. Tamsoje suspindėjo šviesa, užtekėjo Kristaus aušra, ją regės kiekvienas žmogus, ji gyvens kiekvieno širdį. Pasitikim jį su džiaugsmu, jis ateina mūsų išgelbėt. Neregiai vėl matys ir dainuos iš džiaugsmo nebyliai. Tamsoje suspindėjo šviesa, užtekėjo Kristaus aušra, ją regės kiekvienas žmogus, ji gyvens kiekvieno širdį. Tamsoje suspindėjo šviesa, užtekėjo Kristaus aušra, ją regės kiekvienas žmogus, ji gyvens kiekvieno širdį. Dykuma ir vėl sužaliuos, kaip lelija jis sužydės, ir ištroškusi žemė pavirs vandens šaltiniais. Tamsoje suspindėjo šviesa, užtekėjo Kristaus aušra, ją regės kiekvienas žmogus, ji gyvens kiekvieno širdį. Tamsoje suspindėjo šviesa, užtekėjo Kristaus aušra, ją regės kiekvienas žmogus, ji gyvens kiekvieno širdį. Žemė Dievo šlovę matys, didingumą viešpaties. Bailios širdys nurilkit, štai jūsų viešpaties šlovė. Tamsoje suspindėjo šviesa, užtekėjo Kristaus aušra, ją regės kiekvienas žmogus, ji gyvens kiekvieno širdį. Tamsoje suspindėjo šviesa, užtekėjo Kristaus aušra, ją regės kiekvienas žmogus, ji gyvens kiekvieno širdį. Pasitikim jį su džiaugsmu, jis ateina mūsų išgelbėt.
neregiai vėl matys ir dainuos iš džiaugsmo nebyliai. Tamsoje suspindėjo šviesa, užtekėjo Kristaus aušra. Ja regės kiekvienas žmogus, ji gyvens kiekvieno širdį. Tamsoje suspindėjo šviesa, užtekėjo Kristaus aušra. Ja regės kiekvienas žmogus, ji gyvens kiekvieno širdį. Tamsoje suspindėjo šviesa, užtekėjo Kristaus aušra. Ja regės kiekvienas žmogus, ji gyvens kiekvieno širdį. Tamsoje suspindėjo šviesa, užtekėjo Kristaus aušra. Ja regės kiekvienas žmogus, ji gyvens kiekvieno širdį. Tamsoje suspindėjo šviesa, užtekėjo Kristaus aušra. Ja regės kiekvienas žmogus, ji gyvens kiekvieno širdį. O šventoji dvasia, dėkoju tau, kad tu pripildai šią vietą, pripildai mūsų širdis, jau dabar esi su mumis. Dar daugiau, dar labiau mes kviečiam tave į mūsų protus, į mūsų kūnus, į mūsų sielas. Viešpatie, meldžiam tavo dvasios, kad įtvelktų ir alsuotų dar stipriau šioje vietoje, sujungdami mus į vieną dvasią. Dieve, leisk džiūgauti tavy, tave šlovint, tave garbint, tavim gerėtis. Viešpatie, keisk mūsų širdis, keisk mūsų matymą, kad išsineštume iš čia šlovinimo giesmę visai savaitę iki pat kito sekmadienio. Viešpatie, pripildyk mus, atnaujink mus, užpildyk mus, gydyk mus. Meldžiam Viešpatie, ateik savo gydančią galią, išgydyk visus, kuriems to reikia. Paliesk mus savo sparnais, paliesk mus savo meilę, gailestingumo. Dieve, dvelk, alsuok savo dvasia. Jėzau, mes pasitikim tavim, kad ten, kur esam 2 ir 3, o mūsų čia yra daug ir tu esi tarpe mūsų, te būna tai vieta, erdvė tau veikti, mus mokyti ir keisti. Amen. Amen. Mano siela laukia tik tavęs, o Dieve, labiau kaip sargybiniai laukia rytmečio aušros. Iš gilybės skamba mano šauksmas, Tėve, išgirski mane ir nenusigręžk dėl nuodėmių iš
mane, išmokyki mane išlaukti to, ką tu esi paruošęs, turėti viltį, kantriai laukt ir nesiskųst. Išmokyki laiku sustoti, kai aš vėl einu pro šalį, nenusigręžt ir neužkietinti širdies. Išmokyki mane išlaukti to, ką tu esi paruošęs, turėti viltį, kantriai laukti ir nesiskųst. Išmokyki laiku sustoti, kai aš vėl einu pro šalį, nenusigręžt ir neužkietinti širdies. Mano siela laukia tik tavęs, o Dieve, labiau kaip sargybiniai laukia rytmečio aušros. Iš gilybės skamba mano šauksmas, Tėve, išgirski mane ir nenusigręžk dėl nuodėmių. Išmokyki mane tikėti ir nežiūrėti tai, kas priešais, pakilus eiti vandeniu ir nesuklut. Išmokyki mane mylėti savo artimą ir priešą, norėti rinktis tai, kas tau bus malonu. Išmokyki mane tikėti ir nežiūrėti tai, kas priešais, pakilus eiti vandeniu ir nesuklut. Išmokyki mane mylėti savo artimą ir priešą, norėti rinktis tai, kas tau bus malonu. Mano siela laukia tik tavęs, o Dieve, labiau kaip sargybiniai laukia rytmečio aušros. Iš gilybės skamba mano šauksmas, Tėve, išgirski mane ir nenusigręžk dėl nuodėmių. Mano siela laukia tik tavęs, o Dieve, labiau kaip sargybiniai laukia rytmečio aušros. Iš gilybės skamba mano šauksmas, Tėve, išgirski mane ir nenusigręžk dėl nuodėmių. Lauk Dievo ir būk labai drąsus, lauk Dievo ir Jis sustiprins mus. Lauk Dievo ir būk labai drąsus, lauk Dievo ir būk labai drąsus, lauk Dievo ir Jis sustiprins mus. Lauk Dievo ir būk labai drąsus, lauk Dievo ir būk labai drąsus, lauk Dievo ir Jis sustiprins mus. Lauk Dievo ir būk labai drąsus,
labai drąsus. Lauk Dievo ir jis sustiprins mus. Lauk Dievo ir būk labai drąsus. Mano siela laukia tik tavęs, o Dieve, labiau kaip sargybiniai laukia rytmečio aušros. Iš gilybės skamba mano šauksmas, Tėve, išgirski mane ir nenusigręžk dėl nuodėmių. Mano siela laukia tik tavęs, o Dieve, labiau kaip sargybiniai laukia rytmečio aušros. Iš gilybės skamba mano šauksmas, Tėve, išgirski mane ir nenusigręžk dėl nuodėmių. Mano siela laukia tik tavęs, o Dieve, labiau kaip sargybiniai laukia rytmečio aušros. Iš gilybės skamba mano šauksmas, Tėve, išgirski mane ir nenusigręžk dėl nuodėmių. Išgirski mane ir nenusigręžk dėl nuodėmių. Išgirski mane ir nenusigręžk dėl nuodėmių. Ateik, ateik, Emanueli. Išlaisvink Izraelį, ateik, ateik, Emanueli. Ateik, ateik, Emanueli. Ir išvaduok Izraelį. Tremtys rauda skausmuose širdies ir laukia, kol Dievo sūnus ateis. Giedok džiugiai, Izraelį, tave išlaisvins Emanuelis. Giedok džiugiai, Izraelį, tave išlaisvins Emanuelis. Ateik, Emanueli, ateik, ateik, Emanueli, ir išvaduok Izraelį. Tremtys rauda skausmuose širdies ir laukia, kol Dievo sūnus ateis. Giedok džiugiai, Izraelį, tave išlaisvins Emanuelis. Giedok džiugiai, Izraelį, tave išlaisvins Emanuelis. Ateik į išmintį iš dangaus, valdai visatą gyvastį žmogaus.
ateik išmokyk gyvent šventai ir vaikščiot išmintim grįstais keliais. Giedok džiugiai, Izraeli, tave išlaisvins Emanuelis. Giedok džiugiai, Izraeli, tave išlaisvins Emanuelis. Ateik pas mus, o Jėzus atžala, tenyksta traukęs pragaro tamsa. Išgelbėk iš jo savus vaikus ir nuo mirties nagų apsaugok mus. Giedok džiugiai, Izraeli, tave išlaisvins Emanuelis. Giedok džiugiai, Izraeli, tave išlaisvins Emanuelis. Ateik į Jėzau Dovydo sūnau, atvergi karalystę dangaus, išganimo keliu kasdien vesk mus, užvergi amžiams pragaro vartus. Giedok džiugiai, Izraeli, tave išlaisvins Emanuelis. Giedok džiugiai, Izraeli, tave išlaisvins Emanuelis. Giedok džiugiai, giedok džiugiai, Izraeli, tave išlaisvins Emanuelis. Giedok džiugiai, Izraeli, tave išlaisvins Emanuelis. Ateik, ateik, Emanueli, ir išvaduok Izraelį. Tremtys raudas skausmuose širdies ir laukia, kol Dievo sūnus ateis. Giedok džiugiai, Izraeli, tave išlaisvins Emanuelis. Giedok džiugiai, Izraeli, tave išlaisvins Emanuelis. Giedok, giedok džiugiai, Izraeli, tave išlaisvins Emanuelis. Giedok džiugiai, Izraeli, tave išlaisvins Emanuelis. Tave išlaisvins Emanuelis. Tave išlaisvins Emanuelis. Tu ateini, jau žengs
jį, niekis juk tai. Tu mums atleidai sunkiausias kaltes, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Tu mums atleidai sunkiausias kaltes, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Tu ateini, jau žingsniai girdėt, šlovinkit jį, kas norit mylėt. Dievo tauta viską iškęs, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Dievo tauta viską iškęs, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Kiek dar mums laukt, tu vienas žinai, bet mylintiems jį, niekis juk tai. Tu mums atleidai sunkiausias kaltes, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Tu mums atleidai sunkiausias kaltes, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Tu ateini, jau žingsniai girdėt, šlovinkit jį, kas norit mylėt. Dievo tauta viską iškęs, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Dievo tauta viską iškęs, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Kiek dar mums laukt, tu vienas žinai, bet mylintiems jį, niekis juk tai. Tu mums atleidai sunkiausias kaltes, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Tu mums atleidai sunkiausias kaltes, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Tu mums atleidai sunkiausias kaltes, Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Jėzau karaliau, mes laukiam tavęs. Ateik, Jėzau ateik. Ateik, Jėzau ateik. Ateik, Jėzau, į mūsų širdis. Ateik, kvieskim Jėzų, Jėzau ateik. Ateik, Jėzau ateik. Vesk mus Jėzau, vesk mus Jėzau, vesk mus Jėzau į meilės kelią. Vesk mus Jėzau, vesk mus Jėzau, vesk mus Jėzau į meilės kelią.
vesk mus Jėzau, vesk mus Jėzau į amžiną šventę. Vesk mus Jėzau, vesk mus Jėzau, vesk mus Jėzau į amžiną šventę. Ateik, ateik, Jėzau, ateik. Ateik, o ateik, Jėzau, ateik. Ateik, ateik, Jėzau, ateik. Ateik, ateik, Jėzau, ateik. Mes būsim tokie kaip tu. Mes būsim tokie kaip tu. Mes būsim tokie kaip tu. Veidu į veidą. Mes būsim tokie kaip tu. Mes būsim tokie kaip tu. Mes būsim tokie kaip tu. Veidu į veidą. Ateik, Jėzau, ateik. Ateik, ateik, o Jėzau, ateik. Ateik, Jėzau, ateik. Ateik, ateik, o Jėzau, ateik. Ateik, ateik, Jėzau, ateik. Ateik, Jėzau, ateik. Ateik, Jėzau, ateik. Ateik, ateik, Jėzau, ateik. O ateik, Jėzau, Ješua karaliau, mes laukiam tavęs, ateik į mūsų širdis, kaip pažadėjai, ateik šventosios dvasios jėga, iš naujo mus paliesk, iš naujo mus atverk, iš naujo mus pripildyk savo dvasia, savo šviesa, savo išmintimi, savo jėga, padėk mums kiekvieną kartą, stovint tavo akivaizdoj, tikėjimu, atsiverti tau, priimti tave, mylėti tave, džiaugtis tavim, šlovinti tave su džiaugsmu, dėkoti tau taip, kaip tu esi to vertas. Ješua karaliau, tau garbė ir šlovė. Tėve, mes šlovinam tave su Jėzumi, Jėzuje. Tau garbė ir šlovė per amžius. Mėly broliai sesės, sveikinu jūs surinktus švęsti Eucharistiją. Tai yra dėkojama, kiekvienos mišios tai dėkojimo šventė. Mes dėkojame Tėvui už jo ištikimąją, amžinąją meilę, kurią jis prisiekė mylėti Izraelį. Ir tikime mylimus, būdamas ištikimas savo žodžiui, savo pažadui, priėmė Jėzų kaip savo atpirkėją. Mes dėkojame Tėvui už Jėzų, už Jėzaus auką Golgotoje, kur jis kaip kunigas už mus paaukojo save, savo kūną, savo kraują, kaip atpirkimo nuodėmę už mus kaltus, kad mus nuteisintų, kad mus išlaisvintų, kad mus apvalytų ir pašventintų ir mes galėtume gyventi džiaugsmu, gyventi Dievo vaikų laisvėje ir dalyvauti Dievo darbuose. Tad pradėkim šį mūsų dėkojimą kryžiaus ženklo tikėjimu save panardindami švenčiausios trejybės vidinėme gyvenime, kaip per krikštą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis.
mylinčio tėvo akivaizdoje atnaujinkime savo širdise gailestį dėl savo klaidų, apsileidimų, visokių nesusipratimų, viso to, kas griauna mūsų pasitikėjimą Dievo meilę viens kitu ir savimi pačiais. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis, gailestingas viešpats ir atleidęs mums kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Melskimės. Dieve, matai, kaip stropiai tavieji žmonės rengėsi Kalėdų šventei. Padėk mums sulaukti brangiosio išganytojo gimimo iškilmės ir su gaiviu džiaugsmu ją atšvęsti. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris, būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Skaitinys iš pranašo Sifonijo knygos. Krykštauk iš džiaugsmo Siono dukra. Šauk Izraelį. Visa širdimi džiaukis ir džiūgauk, dukra Jeruzalė. Viešpats panaikino tau padarytą nuosprendį, nušlavė šalin tavo priešus. Izraelio karalius viešpats yra tavyje. Tau nelaimės bijoti daugiau nereikės. Ta diena Jeruzalei bus sakoma: nebijok Zionai, nenuleisk rankų. Viešpats tavo Dievas, pergalę teikiantis galiūnas yra tavyje. Jis noriai džiaugsis tavimi, atnaujins tave mylėdamas ir džiūgaus dėl tavęs giesme, kaip džiūgaujama iškilmių dieną. Dievo žodis. Krykštauk ir džiūgauk, nes iškilus tarp jūsų Izraelio šventasis. Krykštauk ir džiūgauk, nes iškilus tarp jūsų Izraelio šventasis. Krykštauk ir džiūgauk, nes iškilus tarp jūsų Izraelio šventasis. Dievas tikrai išganymas mano, juo pasitikiu ir gyvenu be baimės.
nes jisai mano giesmė ir tvirtybė. Jis buvo gelbėtojas mano, džiaugdamiesi semsite vandenį iš versmių išganingų. Krykštauk ir džiūgauk, nes iškilus tarp jūsų Izraelio šventasis. Krykštauk ir džiūgauk, nes iškilus tarp jūsų Izraelio šventasis. Dėkokite Viešpačiui, šaukitės jo vardo, garsinkite tautoms jo darbus, skelbkite, koks iškilus yra jo vardas. Krykštauk ir džiūgauk, nes iškilus tarp jūsų Izraelio šventasis. Krykštauk ir džiūgauk, nes iškilus tarp jūsų Izraelio šventasis. Giedokite Viešpačiui šlovinimo giesmę, nes jis padarė nuostabų darbą. Te žino tai visoj žemėj. Krykštauk ir džiūgauk Zijono mieste, nes iškilus tarp jūsų Izraelio šventasis. Krykštauk ir džiūgauk, nes iškilus tarp jūsų Izraelio šventasis. Krykštauk ir džiūgauk, nes iškilus tarp jūsų Izraelio šventasis. Krykštauk ir džiūgauk, nes iškilus tarp jūsų Izraelio šventasis. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai ir seserys, visuomet džiaukitės Viešpatyje. Ir vėl kartoju, džiaukitės. Jūsų meilumas tebūnie žinomas visiems. Viešpats yra arti. Niekuo per daug nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimui tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė pranokstanti visokią išmintį sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Tai Dievo žodis. Pasiuntė nešti gerąją naujieną vargdieniams. Aleliuja, 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 aleliuja. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Anuo metu minios klausinėjo Joną Krikštytoją. Tai kągi mums daryti? Jis joms sakydavo, kas turi 2 marškinius, te pasidalyja su neturinčiu. Ir kas turi ko valgyti, tegul tai padaro. Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė, mokytojau, o ką mums daryti? Jis aiškino jiems, nereikalaukite daugiau negu jums nustatyta. Taip pat ir kariai klausinėjo, o ką mums daryti? Jis jiems sakė,
Nieko neskriauskite ir neįdavinėkite dėl pelno, tenkinkite savo algą. Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo: aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė, jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną. Viešpaties žodis. Jėzau, tavo žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Alleluja, 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 alleluja. Išgyvename pabaigą Advento, už savaitės jau Kalėdos mūsų laukia. Šis sekmadienis Advento dar vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. Ir Zakristijonas susirūpino, kur mūsų rožinis, tai yra toks rūžavas arnotas, kuris turėtų liturgiškai atspindėti tą džiaugsmo nuotaiką. Ir mes neturim tokio arnoto. Vakar Kretingoje vyko rekolekcijos ir prieš pat konferenciją, prieš kunigui išeinant kalbėti apie šventąją dvasią, apie šventosios dvasios dovanas, vienas brolis susirūpino: Gedminai, gal turi kokią ikoną ar kokį nors paveikslėlį apie šventąją dvasią? O sakau, kam tau reikia to paveikslėlio apie šventąją dvasią? Kalbės apie šventąją dvasią. Tai sakau, o ar šventoji dvasia yra čia su jumis, ar nėra? Turėtų būti. Jeigu šventoji dvasia yra su jumis, kam jums paveikslėlis? Kam jums atvaizdas? Mokinkitės dvasią atpažinti dvasioje, o ne iš paveikslėlių. Tai mes šį kartą po remonto, po atsinaujinimo ne viską spėjom pasidaryti, nes daug ką darau savom jėgom. Kartais pavyksta, kartais neišeina sulaukti talkininkų, tai reikia kartais užlipti į viršų, lempas tvarkyti, dar nebaigiau viso komplekso, ką sumanęs. Tai ir nėra pas mus dar nei ikonų, nei paveikslų, bet jeigu Jėzus tarp mūsų, ar reikia mums, jeigu jis gyvas tarp mūsų, ar reikia mums jo atvaizdo? Turėtume mokintis jį atpažinti, esantį mūsų tarpe, mūsų širdyse, ateinantį per žodį, esantį, kur 2-3 susirinkę, ką padarėt vienam iš mažiausių brolių, man padarėte, turėtume prisiminti ir atpažinti jį kiekviename sutiktame žmoguje. Bet pasikabinam ikoną, garbinam tą ikoną, medinę lentą, kur simboliais apie jį, kaip sakant, užrašyta, menininko kokia nors fantazija, kaip jis įsivaizdavo, taip pat vaizdavo, nebūtinai atitinka Dievo žodį. Jeigu iš tikrųjų Jėzų pamatytume laiko mašiną, kokia mus nukeltų į apaštalų laikus, tai ko gero
net pažintume, būtų žydiškai apsirengę, su kokiu talitu užsigaubęs. Ir sakytumėm, kas tas toks. Taigi, Jėzus nenori būti atpažįstamas iš veido, jis nori būti atpažįstamas dvasioje, pagal žodį, kiekviename sutiktame žmoguje, nori būti mylimas, kai jis yra mūsų tarpe ir ateina į mūsų širdis, nori būti priimamas tikėjimu, kai mes klausomės Dievo žodį, mes priimam jį ateinantį per žodį, taip pat mes jį priimam duonos ir vyno pavidaluose per kiekvienas mišias, priimdami komuniją, priimam jo gyvybę, kad turėtume patys jėgų gyventi dvasinį gyvenimą. Šios dienos pradžios maldoje yra prašymas, kad Dievas palaimintų mus, uoliai labai čia besirūpinančius, pasitikti Kalėdų šventę, kad Kalėdų šventę švęstume su džiaugsmu. Liktai visas Advento laikotarpio tikslas yra pasiruošti tik Kalėdų šventei. O aš noriu priminti, kad Adventas yra pasiruošimas visiems metams, kad atsinaujintume laukimo dvasioje, kad lauktume ne Kalėdų, o kaip jis pažadėjo sugrįžti, lauktume jo sugrįžtančio ir darytume namų darbus, kuriuos jis uždavė laikinai išvykęs pas tėvą ir pažadėjęs sugrįžti, mums paliko užduočių. Ar mes tas užduotis susipažinom su tom užduotim, ar bandom ką nors daryti, ar esam abejingi, tik tai ieškom kaip jį, kaip energiją kokią nors pajungti savo reikalams, kaip kokį stabuką, kaip sakant, įdarbinti savo buityje, kad mums geriau sektųsi, ar iš tikrųjų priimam jį kaip savo atpirkėją ir viešpatį ir laukiam jo sugrįžtančio, kaip jo laukiam, su baime, kad sugrįš ir nubaus, nes nieko nepadarėm, arba dar nusikaltimų pridarėm, jo vardą suteršėm, gėdos jam pridarėm, jo vardu vadindamiesi, o gyvendami kaip pagonis, kaip tie, kurie nepažįsta jo. Taigi yra reikalų. Vieni laukia su džiaugsmu, kiti laukia su baime, kiti abejingi, nesupranta, kas čia vyksta. Ir jiems Kalėdų šventė netgi ne karaliaus gimimo šventė, o tiesiog dovanų dienelė, pasilinksminimo dienelė, sezoninė šventė. Na, visokio galim surasti, kaip sakant, žmonijoje santykių. O kažkas galbūt piktinasi ir krikščionis bijo, kad ko tik nepapiktintų, tai paslepia ir visus ženklus ir bijo apie jį kalbėti panašiai. Taigi mes per šį Adventą esam raginami atsinaujinti toje laukimo dvasioje, kad lauktume ne iš baimės, neabejingi, bet lauktume su džiaugsmu, mylėdami, traukšdami, kad greičiau sugrįžtų, kad jo pažadų pilnatvę pasiektume, jo šventosios dvasios pilnatvę pasiektume ir amžinai galėtume džiaugtis danguje jo pergalę. Taigi turim reikalų ir mokomės liturgijoje, mokomės kasdienybėje, jį pasitikti. Pasitikti ateinantį įvairiausiais būdais, bet ko gero aktualiausias, svarbiausias dalykas atpažinti jį kiekviename žmoguje. Aišku, mums padeda Dievo žodis tam atpažinimui, vis primindamas, ragindamas, skatindamas, visokias istorijas pasakodamas. Bet jeigu mes tik susikoncentruojam į kokį paveikslėlį, ar net į švenčiausią sakramentą ir ignoruojam kitus Jėzaus žodžius ir jo net pažįstam kasdienybėj, tada mes esam bėdoj. Taigi melskimės, kad Viešpats duotų mums praregėti ir mes jį atpažintume kiekvienoje gyvenimo situacijoje ir darytume teisingus pasirinkimus,
pasitarnautume jam su džiaugsmu ir meile. Šiandien mes girdėjome tokį raginimą arba netgi įsakymą. Čia lietuviškam vertime tai biškelį galbūt numuša biškelį mums, o gal ir ne. Gal kaip tik pabrėžia krykštauk iš džiaugsmo arba džiaukis Ziono dukra. Šauk Izraelį. O jūs žinojot apie tokį įsakymą? Turim 10 Dievo įsakymų, ne ten neturi kitų dievų, ten gerbk tėvą motiną, švęsk šventes, nevok, nemeluok, nežudyk. O dar yra įsakymas šma, klausyk. O dar yra, pasirodo, įsakymas ir džiaukis. Ir daug kartų Biblijoje kartojama žodis džiaukis. Bet, mes nusprendėm, kas gali mus priversti džiaugtis. Kaip gali būti įsakymas džiaugtis. Jeigu man liūdna, jeigu man pilvas skauda, jeigu aš pralošiau pinigų arba pragėriau, apgavo mane, kaip aš galiu džiaugtis? Karas vyksta, kaip gali džiaugtis? Kažkas su tais Dievo įsakymais ir ne taip, nenormaliai. Dar yra toks įsakymas, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus. Čia jau visai. Kaip jums sekasi tuos įsakymus vykdyti? Juokiasi čia kai kurios. Dabar jums čia juokinga, o paskui, kaip grįšit ir išblaivėsit po pakūtos pamaldų, pasižiūrėsim, kaip jums čia bus linksmai ir džiaugsitės. Žiūrėkit, Žemaitė sako, negėrius nesuprasė, ne? Centimetrų ant linksmumą, ne? Kol tas centimetrus veik, lygu į linksmiau biškelį. Bet ons išgaraun, galvelis skaud, užmiršau vandenėlį išgerti, vėl liūdna. Atskirat džiaugsmą nuo linksmumą. A mes džiaugamės, a mes linksminamės. Linksminamės. Kas čia pasakė? Indrė, mūsų pranašė. Diagnozė pastatyta. O kada pradėsim džiaugtis, kada pradėsim Dievo įsakymą vykdyti džiaugities? O ką manam reikia, mes džiaugtumėmės? O kada jūs patirat džiaugsmą? Atskirat, kada džiaugsmas ir, o kada ir linksmoms. Voka Violeta pradeda ritmoką tokį kaip diskoteku, žydišką kokį nors nai, ir tu jau kojelis tam, kilnotės pradeda linksmoms tam kartu. Nustoji groti vėl liūdna. Jono įtariu linksmą, kai atsidaro naktį šaldytuvą. O ten lašinėlė, kiaušelė, paleda, užkonda, įgerio į linksmą. O šaldytuvas ištuštėja ir vėl liūdna. Kiti linksminas muzikelį pasileda, bet dinga internets ar elektra, ar telefons įsikrovė, ir vėl liūdna, ir mes priklausomi. O viešpats sako, linksminkitės ar džiaukitės. O kaip džiaugtis? Iš kur
parent džiaugsmus. Kas yra mūsų džiaugsmo šaltinis, dėl ko mes džiaugiamės gyvenime. Dažnai džiaugiasi įsimylėję, gerėdamiesi mylimo, patir džiaugsmą. Prisikonkėnė nuligos, nuskausmų, patyrė išlaisvinimą, džiaugas. Išluošė kokį nors mašinėlę ar motociklą, žmonės džiaugas, kad gaun dovanų džiaugas, būn džiaugsmus. O kaip santyki su Dievu, kodėl mes turėtumėm džiaugtis? Vat Pranciškus mokė brolius, kad aniai nedrįstų pasirodyti žmonių akivaizdu liūdinę. Votor liūdyti atpirkimą džiaugsmą. Jis sakydavo, jeigu esi nusidėjęs, tau liūdna, kad gailauk slapta, atlikis atgailą, atek tarnauk žmonėms su džiaugsmu. Ir pagalvokiam, jeigu tu esi viršininkas, pavyzdžiui, kaip seniau būdavo karalius koks nors. Jeigu karaliaus akivaizduoti ant tarns, susiraukis, surūgis, neišmeiguojas, pikts, abus patenkins karalius, tuokį tarną išvaizdą. Ir skirtums, kaip patarnaun žmogus su džiaugsmu ir kaip patarnaun žmogus, pavyzdžiui, kad ir kavinė, kai koks nors barmens, katras su šypsenėlė, su gera nuotaika, su kokiu jaukeliu, patarnauna mums iškart ir šveisiau į tą kavą skanesnę, o ką ten pikts, liūdnus, į kavą rūkštą, į neskanį. Kaip veik mumis tą nuotaiką? A mes norim, kad mūsų mylimi žmonės džiaugtumis. O ką mes darom, kada neįdžiaugtumis? Dovanas dovanuosit per Kalėdas, ne? Ir tikėsitės, kad jūsų dovana suteiks džiaugsmą jūsų mylimam žmogui, ne? Bet jeigu jūs jau sukrapštėt paskutinius pinigėlius, ten kokį moteriškelį dar nuo vyrą nutilėjai, sukombinavo, sutaupė ten, nes vyras borb, kad tiems vakams viskų atidaundu, užteks aniems daug, ten jį viskų užsidirbi, neapžinant, ko norėt, bet vis tiek nori padaryti laimingą. Ir dovaną, o tas vaks neįvertin. Ons tur daugiau, ons tur geriau, neįtiks senam. Ir tep skausmas tada širdį, kad tu iš viso širdis kažko gerą norėjai padaryti, dovanuoji, o tas dovanos gavės abejingas tavo dovana, nesidžiaugo, gal dar net ir pasišaip, kur tu čia man dabar kiši. Tada ir skausmas širdį, gal pyktis kils, neįvertin, aš teik čia stengiaus, gyvenimą atidaviau, ons neįvertin. Tai pabandykim dabar perkelti tau santykį on Dievą. Dievas mumis pašaukė į gyvenimą, sutvėrė nuostabą gražų pasaulį. Žmonės biškenau apgadin karts nuo kartą. Pas mus čia pakūtuo, norėtumis pagauti žuvę, ne, gražią, bet ten brakonierė nelaiku išgauda, be nerštuntis, kokią elektrą padauža, pabada, kapnėrti apnėto žuviais paskiau. Įpikta ir ant tų brakonierių. O Dievalis juk apdovanoja turtas, kad visiems užtektų, bet kažkas daugiau nori išgodumą, kitų sąskaitą, nėra to pasidalinimą. Ir tai, kad žvejo, pikti, liūdni. Ir nedėkuo Dievo už tau grožį, kad Dievalis sukūrė, nebėkuo dėkuoti, apvokts, prišiukšlints tas paupys į panašiai. Ir mes mormėdami nuodijam savo vidų,
savo širdis, nuodijam santykius, su tokiu murmekliu nieks nenori draugauti, apkalbinėjam, greunam santykius, tas toks, tas anoks, su tau nedraugauk, su tau nesusitik, o tuo saugokis ir panašiai. Vien žodžiu, Dievalis, kad gal į gerą viskų padarė, bet apsileido, nebeprižiūr, kur ons dirb, kad tep, tokius nesąmonės, tokius neteisybės, uns vietą daros. Ir mes geriau žinom už Dievą, kaip to ir būt viskas. Ir aišku, mums davė atsakomybę valdyti tau pasaulį. Sakė, veiskitės, dauginkitės, užvaldykit, viešpataukit, tvarkykit, patikėjai ūkį. Bet vis tiek mes kaltinam, kaip tu leidi tokius dalykus dabar, kad čia dabar vyktų. Mes jau geriau susitvarkytume mane. Ir per tau murmėjimą, kur tu džiaugsis? Kur tu besidžiaugs? O dažnai nesuprantam, ko Dievalis nori pasakyti ir kokie jano tikslai, kunšia gal slapta veik, lesdams tas tokius mūsų akimis žiūrint neteisybės, nesąmonės ir panašiai. Bet paskiau žiūrėk, po kiek laiką kažku žmonės suprant, kažkas anems dan, kažku išmokst ir pradėt kitaip gyventi. Vat Amerikoje dabar vykst permainas, užteka išrinkti kitą prezidentą, užteka kitą partiją atėti į valdžią, ir jau keitas nuotaikas, ir jau pradėt kitaip žurnalistą kalbėti, pasikeit vardą įvardinimą, buvo terorista, dabar opozicijai tapa, dar kažkas, čia nesenė Trumpą vadina fašistų Hitlerių baisiausiu, kas čia dabar bus, dabar jau ruošas metų žmogum paskelbti. Buvo. Kaip greta, per kelis mėnesius pasikeitė nuomonė. Taigi, ko gera, didelis trukdys ir mums ta mūsų pretenzija būti kaip Dievas, veito Dievą ir reguliuoti pasaulį pagal savim. Pykstam, nervuojamės, kad pasaulis ir ne pagal manim. Tas žmogus ir ne pagal manim. Apšnekam, apkalbam, užuot bandė įsiklausyti, arba bent jau, kaip aš dažnai mokinu, kad jau, aišku, apkalbas mūsų gyvenime ir neišvengiamas. Saugokime šmeižtą, nekalbėkim netiesos apie kitus žmonės, bet jau kų pamatėm, kų išgirdom, vis tiek negalim susivaldyti, reikia aptarti, o gal reikia įspėti kažkų, ir apkalba. Bet kad ta apkalba neliktų tokia atskironti, mumis skaldonti ir velniau užledonti veitą, daudonti velniau valdžią, reikėtų tų apkalbą pabaigti su maldom. Tada mes sugriautumėm velnio darbus. Vat apkalbėjom kokį draugą ir prisimenam, kaip patys klaidų esam padarę ir meldamės, Dieve, pasigailėk mūsų, pasigailėk tuo brolį, katras mums atrodo klyst, kad ons to klaido nepridarytų žalos kam nors, kad ons to klaido nepražūtų, viešpatie pasigailėk, siūsk nam pagalbą, padėk nam atpažinti savo klaidą, į mūsų viešpatie pasigailėk, daug mums savo klaidas atpažinti, pamatyti. Ir tada tos apkalbas veizėk mums gal dar pasitarnauti mūsų maldingumu. Ne? Jeigu mes taip užbaigtumėm apkalbelės, su maldelė už tau žmogų ir už visus kitus. Tada galbūt išlaisvėtų ir galimybė mumis džiaugtis. O dėl ko dar galėtumėm džiaugtis? Paieškokiam motyvų. Viešpats sutvėrė gražų pasaulį, kad turėtų džiuginti mūsų širdis per mūsų akis.
per mūsų nuosį, per mūsų leižovį, skonį pasaulis, kvapų pasaulis, garsų pasaulis. Visa tai iš Dievo meilės sukurta, kad džiaugsmą teiktų žmonėms. Na, o dar esam pašaukti gyventi, suteikta mums gyvybę, šansus, pažinti Dievo meilę, Dievo šlovę, Dievo išmintį ir džiaugtis anuvu. O dar susimovus, nusidėjus, ons mūsų neišsižadėję, bet atėjo mūsų išgelbėti ir atperka mumis, brangiai mokėdams už mumis, savo gyvybės kainą, savo kraują praliedams. Jėzaus asmenį viešpats atperk mumis. Buvo, kada žyda patyrė atpirkimą per Abraomo auką, kai buvo atpirkts Izaoks ant Morijos kalną veituo nuo aviną, viešpats parūpina, paukoja. O vėliau, kad tų avinų daugiau jau nebeaukotume manam, on sveina kartą visiems laikams paukoja save už mumis. Už mūsų kaltis, už mūsų nuodėmes. To parodydams mums begalinį meilę. On sako, nėra didesnis meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. On atidavė tau gyvybę, kad mes gyventumėm, kad mes laisvė būtumėm, kad būtumėm švarė, nuplauti nuo kraujo ir laisvą galėtumėm vaikščioti Dievo akivaizdu ir džiaugtis gyvenimu. Ar aberek didesnį motyvą, didesnės motyvacijas, didesnį džiaugsmą šaltinį, kaip atpirkimą, fakts, įvykis. Bet kol nedajas iki mūsų širdžių, kol širdim neįtikėsiu, kad ons už manim atidavė gyvybę, kad ons už manim numirė, aš neįvertinsiu, nesidžiaugsiu. Tik tada, kad širdim įtiki, kad ons tep mane myl, kad patikė ano meilę visą širdim, priėmė ano auką, Golgoto, ano kančią, ano mirtį ir prisikėlimą, kad priėmė, kad visą tai ons padarė dėl manęs, praeitų kančios mirtį slėnį už manim, kad aš nebebijočiau. Tai turėtų būti begalinį džiaugsmo šaltinis. Mes turėtumėm nuolat džiaugtis. Visi kiti dalykai mums turėtų būti nieka prieš to, ko Dievalis mums padarė. Mes tau kiekvieną kartą mišiuos primenam savo Dievo viens kitam, kad kunigs pakeluosti, pakel taurę, primenam Dievo tau auką, Golgoto, tau kraują, tau kūną už mumis atidautą, kad mumis atpirktų. Mes kiekvienos mišiuos šventam atpirkimą slėpinį, kad įsitvirtintumėm, kad nuolat dėkotumėm ir džiaugtumėmės. Tai nors permišęs gal reikėtų viskų padėti į šalį, pasaulis aplinkų griūn, tvans rytuo, bet dabar mišęs, dabar mes Golgotos akivaizdo susikoncentravę, nors tau momentelio, kad pasidžiaugtumėm tų, ko Dievalis dėl mūsų padarys. Dabar įsivaizduojat, su tokiom dovanom Dievas aten pas mumis, dovanuo savim, savo gyvybę, atperk už mumis. O mes vis tiek nepatenkinti. Mums neužtenka. Mums svarbiau, kaip mes jautamės. Ir nepajėgus esam džiaugtis. Tai kon Dievalis to ir daryti. Aš jau būčiau seniai nusispjovęs, ekit, jūs žinot, kur vieni patys, kapstykities čia, gyvenkit, kaip norit, pjaukities, rykities, nebesikišiu jūsų gyvenimą. Nenorit, nerek. Veina laimė, kad ons netoks kaip aš. Kad ons ir kontrus. Ir gailestingas. O, jūs kitaip pasielgtumėt. Jau būtumėt seniai nusispjovę. Juk ne. Kas čia teik turėtų kantrybės? Juk mes dažnai vieni kitus ir idiotas, ir beprotės, visokias pavadinam, ir pasiuntam.
Joną, kiek kartų per dieną tu savo vyrus? A nebesiunti. Būna, ne, būna. Ir užkau. Košę nespėjai išmaišyti, jau rek pasiūst kur nors. Be išmaišys uns tau košį pasiūsts. Kapons be išmaišys tau košį pasiūsts. Vezėkit, gal dar kažkur čia Dievalis mums nori daugiau pašnekėti, aš čia nukrypauti, paskaitysiu dar iš naujo. Krikštauk ir iš džiaugsmo Ziono dukra, šauk Izraelį, visa širdimi džiaukis ir džiūgauk, dukra Jeruzalė. Viešpats panaikino tau padarytą nuosprendį, nušlavė šalin tavo priešus. Izraelio karalius viešpats yra tavyje, tau nelaimės bijoti daugiau nereikės. Viešpats panaikino tau padarytą nuosprendį. A čia tokių žmonių, katriems buvo padaryts nuosprendis. Maniai buvo padaryts nuosprendis, aš jau turėjau prieš 4 metus iškeliauti į amžinybę. Daktaras sakė, tau lieka po 8 metų, jeigu tu tep toliau gyvensi, nekeisi savo gyvenimą, nesilsiesi, tu mirsi. Tavo širdis tuo kibėr, po 8 metų daugiausia tau belieka. Galbūt gozdina, ne? Bet vis tiek kap nuosprendis. Kažkam buvo nustatyta vėžio liga ir pasakyta, kad tai gyventi, ne? Daug kas turėjo nuosprendį. Paulius mūsų mėgst melstis už ligonius, ypač vėžių sergančius, sakydams, viešpatie, daktarą paskelbė nuosprendį, bet tu gali pakeisti. Kur neįdedi tašką, tu padedi kablelį, ne? Esat girdėję tokį maldelį. Ir žinokit, veik tą maldelę. Pas tau Paulių, ko gero, daug istorijų būtų, kur buvo padėts kablelis. Viešpačiau pateka Pauliaus humors ir padėjai kablelį. A dėl ko? Nežinau. Misliu, kad dėl tos pačios aukos Golgoto ons daugam padeda kablelį ir tas ir džiaugsmo šaltinis. Žiūrėkit, ons žydams sako, Jeruzalė sako, viešpats panaikino tau padarytą nuosprendį, nušlavė šalin tavo priešus. Mūsų priešą, kas anitukiai, velns, pragars, dažna mums melau ir skelb mums nuosprendžius. Šakės tau, nieks tau nesigaus, tu tuo nepadarysi, tu neišsigelbėsi, niekas savo gyvenime nepakeisi, esi žovės, ek per galvas, gyvenk dėl savęs, pamylėk savim, dėl savo malonumų, dėl savęs gyvenk ir tokiu būdu dažnai žmonės pasiduoda melau. Ir žiūrėk, tuos pranašystės tai nuosprendė, melagingi ir išsipilda, kad nesišauk Dievą, neieška Dievo pagalbas, neieška Dievo valios. O tai, kad ir išaukas Dievo pagalbas, žiūrėk, anų gyvenimą pasikeitė ir tai nuosprendė būn panaikinti. Mes kiekvienas turėtumėm budėti ir saugotis, kad nepasidautumėm tiems piktųjų dvasių nuosprendėms mūsų gyvenime, kad atidautumėm savo gyvenimus, savo širdis į Dievo rankas ir pasitikėtumėm anau, kad jis mumis apgins. Dabar vykst kars ir ginčijas, Trumpas gelbės Ukrainą, ne. Dabar visas viltis į Trumpą sudėtas. Bidens išen, Bidens gelbėtuos, jeigu ne Bidens jau būtų, jeigu būtų buvęs Trumps, jau būtų Ukraina pražuvusi, pavergta, Trumps išgelbėtas, Bidens išgelbėtos. Ne, kiti sako, atvirkšte, Bidens prikenkė, pridirba. Taigi žmonės deda viltis į žmonės, į autoritetus, į prezidentus, į karalius, į panašiai.
bet Izraelis raginams pasitikėti viešpačiu. Viskas ant rankos. Ir mes turėjom išmokti, kapons, atpažinti priešą iš tolo ir anam priešinti įstikėjimu, kad liktumėm ištikimi Dievu. Bet visa viltis ne mūsų dvasinės superjėgos, galios, bet Dievuje. Ons mūsų atpirkės, ons mūsų gelbėtos, ons mūsų gynės. Ir dėl to mes džiaugiamės kartu su Jeruzalė, kartu su Izraeliu, prisijungi prie nuo tikėjimo per Jėzų Kristų. Ta diena Jeruzalei bus sakoma, nebijok Zionai, nenuleisk rankų, viešpats tavo Dievas, pergalę teikiantis galiūnas yra tavyje. Jis noriai džiaugsis tavimi, atnaujins tave mylėdamas ir džiugaus dėl tavęs giesmę, kaip džiugaujama iškilmių dieną. Čia netgi liudijama, kad Dievas džiaugsis tavimi. Dievas džiaugiasi mumis, kai mes džiaugiamės. Taip kaip jūs džiaugiatės savo vaikais, kai jie džiaugiasi gyvenimu, kai jie džiaugiasi jūsų dovanomis, kai jie džiaugiasi jumis ir jums gera ir jūs džiaugiatės. Taigi ir viešpats džiaugiasi mumis, kai mes džiaugiamės. Taigi šiandien ypatingai daug kartų surinkta įvairiausių vietų iš Švento rašto ir psalmėse kartojosi krikštauk ir džiūgauk, nes iškilus tarp jūsų Izraelio šventasis. Ir vėl išvardėjami Dievo darbai, dėl kurių turėtų Izraelis džiaugtis. Ir apaštalas Paulius laiške Filisiečiams vėl kartoja visuomet džiaukitės viešpatyje. Ir vėl kartoju džiaukitės. Jūsų meilumas te būna žinomas visiems, viešpats yra arti, niekuo per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė pranokstanti visokią išmintį sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Vienas iš džiaugsmo šaltinių yra ir kaip pasiekmė gyvenimo su Dievu ramybė. Žmonės dažnai ilgisi ramybės ir pervargę nuo triukšmo, nuo rūpesčių, nuo visokių sumaišties džiaugiasi ramybę. Ramybę, laisvę. Aišku, kad turėtume tą ramybę, laisvę, džiaugsmą. Svarbu yra ir fizinė sveikata. Todėl Dieve duok mums išminties, kad sveikai teisingai gyventume ir galėtume džiaugtis ir kūno laisvę nuo skausmo, nuo ligos. Šiandien girdėjome iš Evangelijos, kaip Jonas mokė žmonės, ne kažkokių super ypatingų dvasinių dalykų, bet paprastų buitinių dalykų, tarpusavio santykius reguliuojančių dalykų. Kai jo klausė, ką daryti, jis sakė, kas turi du marškinius, te pasidalija su neturinčiu. Ir kas turi ko valgyti, tegul tai padaro. Muitininkams sakė, nereikalaukite daugiau negu jums nustatyta. Kariams sakė, kad nieko neskaudintų ir tenkintųsi savo algą, nešmeiždami, neįdavinėdami, neskūsdami. Ir kai žmonės jau tikėjusi, kad jis ir yra tas Mesijas, jis nepriskyrė savo Mesijo garbės, nors jis kaip pranašas irgi pateptasis, bet mes tą Mesijo vardą taikome Kristui, Jėzui, Dievo sūnui, kuriame visų pranašų, karalių patepimas tarsi arba iš jo visiems atitenkantis. Ir mes kiekvienas irgi esam pateptieji ir mesijai tam tikroji srity, kai priklausom Kristaus kūnui ir esam per krikštą apdovanoti šventąją dvasią, suteikta mums galia daryti tam tikrus dvasinius dalykus. Ir apie tai mums dar primena ir Jonas šiandien,
jis nusižemina, sakydamas, kad nevertas nė kurpių dirželio būtų Mesijuje atrišti. Ir primena, kad jis krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Ir tas toks gretinims, kad aš nevertas kurpių dirželio atrišti, jau jį didžiu laikė, jau žmonės, ko gero, galbūt ir stebuklus patirdavo, apie kuriuos čia neužsimenama, bet jų gyvenimai keitėsi, jis įžadėjo nuodėmės, juos Jonas Krikštytojas nardindavo, kaip žydams įprasta, mikvos ritualų Jordano vandenį, atgailos ženklam, ir jie patirdavo išlaisvinimą, ko gero džiaugsmą, taip jis ruošė juos gerosios naujienos priėmimui ateinant Mesijui, bet jis pasako vieną svarbų dalyką. Jisai krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė, jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną. Šiandien biškutį dar sustokim prie tos šventosios dvasios. Krikštys, jis krikštys jų šventąja dvasia. Ką reiškia būti pakrikštytų šventąja dvasia? Pakrikštytų vandeniu reiškia būti panardintų vandenyje. Arba, kaip mes dabar supaprastinę, užpilamane. Tai pakrikštytų dvasioje, šventojoje dvasioje reiškia, kad Jėzus paims mane ir panardins šventojoje dvasioje. Arba bent jau užpils ant manęs, išlies ant manęs šventąją dvasią. Prisimenu, kai lankiausi kažkada Kanadoje, Toronto vienoj bažnyčioje, ten protestantiška bažnyčia, bet ten keletą metų vyko nuostabus Dievo darbai, stebuklai. Tai ten šlovintojai negalėdavo nustovėti prie mikrofono, jie pastoviai tūpčiodavo ir keistus garsus leisdavo. Tarsi kažkas ant jų būtų šalto vandens užpylęs. Visą laiką tarsi po kokio dušo, po kokio krioklių jie stovėjo tokie visi. Srovės liejosi ant jų. Ir tarp žmonių ten visko buvo, ne vienas ten taip panašiai elgėsi. Tai kartais viešpats visokių dalykų daro žmonių tarpe, kai kuriuos ramybėje panardina ir jie ilsisi šventojų dvasioj, plūduriuoja, gulėdami bažnyčioje ant žemės, tarsi nesvarumo būsenoje, nieko nebejaučia. Aš vieną kartą ten buvau nukritęs, toj pusėje amerikiečiai už mane čia pasimeldė vieną žiemą, tai kaktą, kai dėjau į žemę, nieko negumbo, nieko nebuvo, į kokį 20 minučių gulėjau, negalėjau pajudėti. Labai nepatogioj pozicijoje kūno atžvilgių gulėjau, bet visiškai ramybė ir džiaugsmas buvo širdį. Ir čia už vienus meldėsi, kiti krito, keisti dalykai darėsi toj bažnyčioj, nors tada dar lubos apšerkšnyjusios buvo, čia 97 metai. Taigi yra buvę mūsų gyvenime visokių dalykų. Dabar, kas pakrikštytas šventąja dvasia, kas nepakrikštytas? O kas bus su tais, kurie nepakrikštyti? O kas su tais, kurie pakrikštyti? Deja, šventoji dvasia, bent jau žydų tautos istorija, liudijimas Biblijoje liudija, kad Dievas ateina pas žmonės labai skirtingai ir veikia labai skirtingai. Pas kai kuriuos ateina su audra, su įvairiausiais išbandymais, kovose su kažkokiu įkvėpimu, kaip Samsonas ten prisipildydavo šventąją dvasią ir pančiai, kaip degančios pakulos nuo jo nukrisdavo, o kai kurie ramybėj, dvelkiant vėjeliui, kalbėdavosi su Dievu ir visiškai neįvardinsi ir tarsi net pažinsi, kad čia kažkas ypatingo vyksta. Taigi, ko gero, daugelio mūsų gyvenime irgi mes esam patyrę šventąją dvasią, tik galbūt neįvardinę, net pažinę, bet
ką noriu pasakyti? Turėtume visi siekti, prašyti, kad jis mus iš naujo ir iš naujo krikštytų šventąja dvasia, nardintų mus dvasioje ir vis daugiau ir daugiau suteiktų savo šventosios dvasios, kad mes turėtume jėgų džiaugtis. Išpildyti tą įsakymą džiaugtis, nes šventoji dvasia mums, kaip Jėzus pažadėjo, primins visą, ką jis mokė, primins, ką Dievas mums padarė, padės suprasti, ką Dievas padarė, padės mums suprasti Dievo žodį, aiškins mums, ves mus į tiesos pilnatvę, mokys, liudys mums apie Jėzų ir visa tai turėtų mums teikti džiaugsmą. Taigi nebijokite, drąsiai prašykite šventosios dvasios. Šventoji dvasia nėra šventųjų privilegija, išrinktųjų privilegija, visų nusidėjėlių privilegija, kad nusidėjėliai šventais taptų. Be šventosios dvasios nė vienas negali tapti šventu. Mes visi pašaukti tapti šventais. Siekti šventumo pilnatvės, teisumo pilnatvės. Ir tai įmanoma tik su šventosios dvasios pagalba, kurią Jėzus troško suteikti, paliko mums šventąją dvasią ir laukia, kas atvers savo širdį, kas pakvies jį šiandien į svečius. Melskimės, kad Viešpats pažadintų mūsų širdyse troškimą gyventi šventosios dvasios jėga kasdien. Tėve, dėkojame tau už šią